Šiandien aš norėčiau Jums papasakoti paslaptį, kaip pasirinkti sėkmingą atostogas, kaip sėkmingai pailsėti, bet pirmiausia papasakosiu porą žodžių apie save. Kaip minėjo, mano vardas Liana, sveikatinimo turizme ir medicininėme turizme. Aš dirbu jau daugiau kaip 20 metų. Turiu labai daug patirties, žinau labai daug, aplankiau apie 50 kurortų, daugiau kaip 100 sanatorijų ir spa. Mačiau visko daug ir gero ir blogo, todėl galiu papasakoti ir rekomenduoti, kaip rinktis, ką rinktis ir kodėl rinktis, pavyzdžiui, sveikatinimo keliones. Tačiau šiandien papasakosiu Jums ne tik apie sveikatinimo keliones, bet ir dar pasakysiu apie tas povandeninės akmenys, kuriuos mes labai dažnai sutinkam, kai renkamės poilsį. Tai yra kainos, kokybės, kaip pasirinkti kelionį ir ką atkreipti dėmesį. Tai pradėsiu nuo to, kad tikriausiai dauguma čia jūsų poilsiaujate nuo ryto iki vakaro. Ar taip? Ir taip, ir ne taip. Atrodytų, kad jau kaip ir nereikia į darbą kiekvieną rytą daugumai, bet kažkaip su to poilsiu nelabai išeina. Ne? Tai vat kas yra poilsis? Mes labai aiškiai turim suprasti, kad poilsis tai yra, kad poilsis tai yra fizinių ir dvasinių jėgų atstatymas. Ir jeigu mes, pavyzdžiui, visą dieną žiūrim televiziją, tai vakare mes jaučiamės pailsėję ar pavargę? Pavargę. O jeigu visą dieną ravim daržus? Dar labiau. O jeigu mes po daržų pažiūrim televiziją, tai mes tada pailsim valandą, ne? Tai vat, tas veiklos keitimas ir pasikeitimas veiklos ir suteikia mums poilsio. Ir kodėl mes turim ilsėtis? Nes jūsgi čia kaip turėtumėt išsimiegoti ir pavalgyti ir, kas čia, ne? Bet kodėl mums reikia ir mažam, ir vaikui, ir moksleiviui, ir pensininkui, ir dirbančiam žmogui? Kodėl reikia to poilsio? Žinot? Atsistatyti. Visiškai teisingai, kai mes atsistatom. Ir jeigu aš jums pasakysiu, kad yra padaryti tyrimai ir, pavyzdžiui, žmogus, kuris išvažiuoja poilsiauti ir gauna kokybišką poilsį, sumažėja širdies kraujagyslių susirgimų rizika 35%. Tai ne šiaip savo mes išleidžiam pinigus ir nuvažiuojam į sanatoriją. Arba ne šiaip savo išvažiuojam į Turkiją. Jeigu mes teisingai parenkam kelionę, mes pagerinam savo gyvenimo kokybę ir dažnai arba, ne tai, kad atsikratome, bet pasiekiam remisiją savo lėtinių susirgimų ir ligų. Pavyzdžiui, 40% mažesnė rizika susirgti osteoporozę. Žmonėms, kurie ten 12 dienų per metus arba 2 kartus per metus, jeigu jau leidžia galimybės, važiuoja ir ilsisi. Kam, kaip priklauso. Vieni turi gulėti prie jūros ir nejudėti, jeigu jie labai dirba fiziškai ir sunkiai, o kiti turi kalnus eiti, čia jau kitas dalykas. Koks poilsis, bet iš esmės tas išėjimas iš namų, keitimas aplinkos ir keitimas veiklos, jis suteikia mums daug sveikatos. Todėl, kai jūs rinksitės kelionę, jūs dar visą laiką pagalvokite, kad jūs ne tik išleidžiat pinigus malonumui, bet investuojate į savo sveikatą. Taip pat jau manau, kad visi tikrai žinosite, kad atminties gerimas, smegenų sveikata, nuotaika, psichologinė funkcija, prašom, visa tai irgi teigiamai veikia mūsų kelionės, mūsų įspūdžiai ir mūsų gera nuotaika.
Pavyzdžiui, irgi yra tokie padaryti tyrimai, kad iki 30% padidina sąnarių lankstumą, poilsis, imuninės sistemos stiprinimas, kraujospūdžių mažinimas. Psichologinė gerovė, jo nervai nuo visos lygos nuo nervo, mes irgi žinom, tai psichologinė gerovė, gera savijauta, kaip minėjau, geros, pozityvios emocijos, visa tai veikia mūsų sveikatą ir visa tai suteikia poilsis. Jeigu mes, pavyzdžiui, pažiūrėsime apie sanatorinį gydymą, tai irgi yra padaryti tyrimai. Ir kas domisi, tie visi žino, kad, pavyzdžiui, sanatorinis poilsis, kai mes ilsimės 12 dienų. Kodėl 12 dienų, žinot? Ne. Kodėl negalima važiuoti 3 dienom į sanatoriją? Nespėja. Negalima. Gydytojas pasakys, į sanatoriją 3 dienom važiuoti negalima. Per 3 dienas mes galim išsimegoti, pailsėti, pavalgyti, šiek tiek pailsėti, bet nepagerinti savo savijautą. Nes mūsų organizmui reikia priprasti prie maisto, prie vandens, prie naujos aplinkos. Mūsų nervams reikia priprasti prie naujos darbotvarkės, taip pasakysiu, kada mes einam valgyti, kada mes einam į procedūras ir visą kitą. Mes turim patogiai jaustis žinodami, į kokį kabinetą pas ką mes einam. Tai mums reikia 3 dienų adaptacijos. Ir net jeigu žmogus labai greitai orientuojasi ir jam 3 dienų tikrai nereikia, jūsų organizmui reikia. Bet kokiam organizmui reikia 3 dienų adaptacijos. Po 3 dienų mes tada jau pradedam sveikti ir tik tai realiai kažkur 8, 9, 10 dieną organizmas pripranta ir pradedat jūs jaustis geriau. Labai dažnai, jeigu, pavyzdžiui, žmonės anksčiau važiuodavo į Truskavecą Ukrainai, buvot kas nors? Kažkur 4, 5 dieną jiems pasidarydavo blogai ir kai kas iš jų sugebėdavo grįžti namo. Kodėl 4, 5 dieną žmogui pasidaro blogai? Todėl, kad prasideda tie visi veiksniai, tas mineralinis vanduo įsisavina organizmas pradeda priprasti ir paūmėjimas, visų ligų paūmėjimas prasideda. Jeigu mes važiuosim į Druskinkus tos pačius, jeigu jūs 5, 6 dieną gulėsit lovą ir sakysit, viskas blogai, aš susirgau, man nėra jėgų, tai reiškia, kad jūsų organizmas jau gauna tą medicininį efektą, gydomą efektą ir pradeda atsistatyti. 9, 10, 11 dieną jūs jaučiat pagerėjimą, 12 dieną galima važiuoti namo. Kaip jūs nesisuktumėt, kaip jūs nenorėtumėt, netgi per savaitę jūsų organizmas nespėja atsistatyti. Tai jeigu jūs turite labai daug pinigų, važiuokite 3 dienom, išleisit, pailsėsit ir viskas gerai. Bet jeigu jūs norite gydymo efekto, tikrai turite 10 dienų bent jau. Tada jau bus jums efektas ilgesniam laiko. O tada šiaip anksčiau sakydavo, kad ten 28-21 diena. Tai kodėl mes dabar jau ten iki 12 taip. 12 diena jau tas pikas gerėjimas, o po to 13, 14, 15, 16, kiekviena diena dar mums prideda 3, 4, 5 dienos remisijos. Tai jeigu, pavyzdžiui, po 12 dienų jūs geriau jausitės, jums neskaudės sąnariai 4 mėnesiai, tai po 15 dienų jums sąnariai neskaudės 6 mėnesiai, po 18 dienų 7 mėnesiai, po 19 dienų 8 ir taip 24 dienas, jeigu prabusit sanatorijoje, tai tikėtina, kad remisija bus metai. Tai čia tokia, tai čia yra, ta prasme, aš čia jums ne taip pasakoju, bet tai yra tyrimai nustatyta, padaryta, mokslininkai gydytojai ištyrė. Tai jeigu mes kalbam apie sanatorinį poilsį, tai kaip čia parašyta, paūmėjimas, ligų sumažėjimas, tikėtina, kad sumažės 2-2,5 kartų, 3 kartus. Paūmėjimas. Ir lydinti susirgimai irgi sumažės. Ir, žodžiu, jūsų sveikata pagerės.
Dabar apie tą poilsį mes truputį aš nukrypau apie sanatorinį, bet čia apskritai dabar iš viso apie poilsį jums papasakosiu. Kai mes svajojam, kad mes važiuojam ilsėtis, ko tikimės? Pavyzdžiui, nesvarbu dabar, kur norėtumėt? Prie jūros, prie šiltos? Prie vėsios, prie šiltos, prie maitinimo, didelis pasirinkimas. Kas dar? Jeigu ten su šeima važiuojate, tai visi laimingi, ten vaikai, anūkai. Kaip mes įsivaizduojam poilsį? Visą laiką gerai, gražiai mes įsivaizduojam, ten vaizdų visokių turim. Bet realybė yra tokia, kai man skambina žmogus ir sako, senjoras ir sako, aš Liepos mėnesį noriu su anūkais į Turkiją arba į Tunisą. Arba dar kažkur. Tai tada visą laiką sakom stop. O jūs nemanote, kad gali būti 45 laipsniai karščio? Ar jums tikrai bus ten gerai? Ar jūsų anūkai nenudegs? Ar jūs visi negausit šilumos ten smūgio? Toliau viešbutis. Koks viešbutis? Noriu didelio gražaus ant jūros kranto. Stop, ką reiškia didelio gražaus? Jeigu labai didelis, ten bus daug vaikų, Liepos mėnuo, atostogos. Arba jeigu mažesnis, arba centre, netoli centro. Netoli centro reiškia bus miesto viešbutis, ten bus daug jaunimo. Ar jūs tikrai norite per gatvę nakties klubo, kad jums ten visą naktį ant galvos šokinėtų? Ar jums tikrai reikia to labai didelio viešbučio, kur irgi visur groja muzika ir krūvos vaikų, ir kalneliai, ir animacija, ir visa kita? Tai kai jūs renkatės laiką, kurortą, metų laikus, viešbutį, maitinimas. Tai jeigu labai geras maitinimas, tada žmonės skundžiasi, sako, negaliu, labai geras maitinimas, blogai. Arba persivalgo, arba priauga svorio, vėl blogai. Tai dėl maitinimo irgi arba neturi ką valgyti, jeigu važiuoja egzotinės šalis. Arba jeigu turi skrandžių sutrikimų, netinka tas maistas, nes jis yra aštrus arba dar kažkoks. Tai visą tai irgi reikia labai vertinti. Trečias dalykas – jūra. Jūros irgi būna labai įvairios. Būna Egipte, pavyzdžiui, koralai. Tai reikia tą žinoti, pasiruošti. Būna labai sekli jūra Egipte. Gal 600 metrų eiti ir iki čia. Ar jums tai tinka ar ne? Kiekvienam savo. Būna kaip tik nesekli, bet iš karto 2 žingsniai ir gilų. Tai ta jūra irgi, ta prasme, nebūna taip kelionėse, kaip jūs įsivaizduojat. Būna taip, kaip yra. Tai tą labai aiškiai turite suvokti. Ir galutinis rezultatas man labai patinka, kai žmonės grįžta ir sako, viskas buvo labai gerai, bet taip džiaugiuosi, kad grįžau namo. Tai tas taip džiaugiuosi, kad grįžau namo, tai žmogus namuose, aišku, visada geriau. Bet labai džiaugtis, kai grįžai iš gero poilsio, tai taip neišeina, nes jeigu geras poilsis, jeigu jūs buvote ten laimingi, grįžtat namo čia irgi laimingi, bet vis tiek poilsis turi būti teigiamos emocijos. Ir kai jūs miegat, kai jūs sergat, kai blogas oras, kai dar kas nors, kai nusiminė, jūs turite atsiminti tą savo atostogas ir galvoti, velnias, kaip ten buvo gerai. Tai apie tai, kaip padaryti, kad jums būtų labai gerai, to ir papasakosiu. Tai pirmiausia, reikia suplanuoti kelionę. Turite labai aiškiai suvokti savo tikslą. Kaip minėjau, nėra blogų kelionių ir gerų. Puikiai galima pailsėti ir palapinėje prie ežero, prie upės. Puikiai galima pailsėti ir sode, niekur nevažiuodami. Puikiai galima pailsėti ir kruizė, ir baidarėse visur. Svarbu, koks jūsų tikslas,
ko jūs tikitės. Tai labai aiškiai turi tai suvokti. Pavyzdžiui, pas mane buvo senjorė, jinai labai norėjo Paryžių. Jai buvo tikslas Paryžius, sako, aš visą gyvenimą norėjau ir noriu dabar į Paryžių. Ir mums tada buvo nesvarbu nei ta kelionė ilga, nei ten autobusų, nei ten kaina šiek tiek brangesnė, bet mes rinkomės tinkamą laiką, tinkamą sezoną, tinkamą kelionę, kad jinai grįžo labai pavargusi, bet laiminga. Sako, aš norėjau ir aš pamačiau. Tai nėra tų tokių teisingų arba blogų pasirinkimų, bet reikia labai kruopščiai pasiruošti ir aiškiai žinoti savo tikslą. Kitas, pavyzdžiui, buvo visiškai neseniai atsitikimas, kai moteris norėjo važiuoti į Italiją į sanatoriją, sako, noriu, viskas jau kaip ir jaunai nori, jau užsakom kelionę, skambina kitą dieną, nesako, nevažiuoju. Po 3 dienų vėl skambina, nesako, vis dėlto aš važiuoju. Tai sakau, tai jūs ar važiuojat, ar nevažiuojat, kokiais tai? Sako, atėjo pas mane dukra su anūkai, sako, mama, kam tu ten važiuoji, ten jūros nėra, ten viena kažkur vaikščiosi, kam ten ta Italija, kam ten ta sanatorija, važiuojam geriau į Turkiją prie jūros, pabūsi su anūkais, bla bla bla, ir dvigubai pigiau sumokėsi ir taip toliau. Ir sako, aš kaip ir apsigalvojau, o po to pagalvojau, dar pagalvojau ir supratau, o kokio velnio man ten su anūkais trenktis į tą Turkiją. Aš noriu, kad būtų mineralinis vanduo, kad man sąnariai žiemą neskaudėtų ir be to man labai patinka Italija. Ir neapsigalvojo ir nuvažiavo į Italiją. Tai tas toksai, nepameskit savo tikslo, ko jūs norite. Kaip minėjau, klimatas, atstumas, maistas, kultūra. Irgi reikia labai atidžiai pažiūrėti, koks klimatas, ar šalta, ar šilta, kada geriau važiuoti. Kitas dalykas yra laikas. Jūs galite visą laiką labai gerai išlošti, pataupyti, jeigu jūs iš anksto suplanuosite savo atostogų laiką. Bet kad tai būtų ne vaiko atostogos, ne šventės Lietuvoje, ir nešventės toj šaly, kur jūs važiuojate. Nes, pavyzdžiui, jeigu važiuojate tam tikrom dienom į Turkiją, automatiškai bus dvigubai didesnės kainos, nes Turkijoje yra ten, pavyzdžiui, šventės ir visi turkai 5 dienom atostogauja. Aišku, jie irgi važiuoja prie jūros ir automatiškai kainos. Tai taip pat pažiūrėti reikia sezonas. Ne sezonų, pavyzdžiui, sanatorija. Geriausias laikas yra rudenį, pavasarį, kai būna ligų paūmėjimas. Tai prieš žiemą arba vasarą po žiemos. Ir reikia pasakyti, kad tai yra pigiausias laikas. Tai nereikia ir nevažiuokite jūs tą Liepos mėnesį į Druskininkus ir nemokėkite dvigubai brangiau, nes nėra prasmės. Nuvažiuosite spalį, bus 30% pigiau, mažiau vaikų, mažiau žmonių, daugiau dėmesio jums ir geresnės procedūros. Tai tai irgi reikia įvertinti. Transportas, kaip važiuojate, ar jums gerai lėktuvu, ar jums geriau laivu, ar mašina, ar dar autobusu. Autobusu pigiau būna kartais, ne visada dabar jau, bet irgi jeigu reikia 12, 16, 18 valandų sėdėti, reikia įvertinti, ar jums tiks toks keliavimo būdas. Apgyvendinimas, jau minėjau, kur gyvensite. Vėlgi sakau, nėra blogų arba gerų viešbučių, kiekvienam savo. Vienas puikiai pailsi 2 žvaigždučių viešbutė, bet jis aiškiai turi suvokti, kad tai bus labai kuklu ir tai bus minimumas, bet jis eis ten kažkur į ekskursijas važiuos, dar kažkokią veiklą turi, o kitas nori 5 žvaigždučių, tada reikia mokėti brangiau. Bet kartais ir 5 žvaigždučių nepatinka. Nepatinka dėl to, kad lūkesčiai nesutampa. Laisvalaikis, ką veiksite, nuvažiuojate, ką ten veiksite. Ar visą laiką būsite prie jūros, ar važiuosite ekskursijas, į kokias ekskursijas, kodėl ekskursijos, pas ką užsakyti ekskursijas, kada jūs važiuosite ekskursijas. Irgi reikia suplanuoti iš anksto, kiek kainuoja tos ekskursijos. Sveikata ir saugumas. Tai draudimas būtinai. Aišku, senjorams jis yra brangus.
bet jį reikia pirkti. Kas turi Swedbanko korteles, Swedbanke galima pirkti kelionės draudimą pigiau, žymiai pigiau senjorams. Turėkite omeny, kas turi Swedbanką arba gal vaikai turi, jie joms irgi gali per Swedbanko svetainę nupirkti draudimą. Ten yra pigiau negu kažkur kitur, va, žinokite tai. Taip pat irgi ne pro šalį būtų žinoti, jeigu tai yra Europos Sąjunga, tai va, turėti tą ligonių kasų žalią kortelę ir žinoti iš esmės, kokia medicina toje šalyje. Jeigu jums kažkas ten atsitiks, neduok dieve, tai ar jums bus galimybė suteikti kažkokią pagalbą ir taip pat reikia paimti visas ten savo vaistus, kuriuos naudojate, ir jeigu jų yra daugiau, tai būtinai paimti kažkokius receptus arba išrašus, kad jūs naudojat savo, kad nebūtų oro uoste arba dar kažkur jokių bėdų. Irgi toks buvo labai įdomus atvejis. Aš nepaminėjome, mes jau 10 metų, kaip esam Turkijos medicininio turizmo atstovai, tai labai arti bendradarbiavom su Turkijos medicina, va, ten dantų protezavimas, plaukų persodinimas, operacijos, sąnarių keitimai, visą tai irgi rekomenduojam, kaip padaryti Turkijoje geriau. Tai va, viena moteris praeitais metais skambina man, sako, Liana, aš jau grįžau iš Turkijos, žinau, kaip aš gerai pailsėjau, tokia laiminga. Aš sakau, tai jau kas buvo? Sako, žinok, man pasidarė paplūdimy blogą, iškvietė greitai, išvežė į ligonį ir aš 2 dienas buvau ligonėj. Aš sakau, tai palauk, sakau, kas čia gero? Bet sako, per tas 2 dienas man ir MRT padarė, ir visus tyrimus, ir echoskopiją, ir kraują, viską, gydytoja lakstė, viską man padarė. Sako, kaip gerai, nes Lietuvoje aš čia daugiau kaip metus vaikščiau. Tai vat irgi, jeigu yra... O draudimas apmoka, jeigu turite draudimą ir jeigu jums kažkas, tai tada... Viską apmoka draudimas ir jums nieko papildomai mokėti nereikia. Bet čia yra tokia medicina Turkijoje, nes jie su draudimais gerai dirba ir jeigu jau ten patenki, tai jie ten jau pavaro kaip reikia, viską ten pažiūri. Bet kituose šalyse, ne visur, dėja, ne visur taip, tai čia tiesiog kaip pavyzdys. Kad reikia draudimo, reikia žinoti, kokia kur medicina. Daiktai ir bagažas. Irgi, reikia minimum visada imti daiktų, kad nebūtų sunku, kad nebūtų lagaminai didesni negu jūs patys ir kad jums būtų patogu keliauti. Jeigu yra, pavyzdžiui, registruotas bagažas keliaujant kažkur lėktuvu, tai reikia viską dėti visą laiką. Aš sakau, žmonės labai patinka su lagaminu imti į lėktuvą savo lagaminą. Kažkiek ten greičiau, bet oro uostuose patikruosi ir visur jums reikia tampytis tą lagaminą su savimi. O kai yra registruotas, atiduodat ir po to paimat ir jokių bėdų. Tai irgi reikia visą laiką įvertinti tą bagažą. Ir kaina, visiems tikriausiai labai aktualus dalykas, ne? Tai kokia kaina, čia apie svajonių atostogas ir taip toliau. Tai dėl kainos aš plačiau papasakosiu, jūs irgi turite suvokti, kad yra marketingas, yra rinkodara, marketingo psichologija, yra mokslai, kurie gilinasi į pirkėjų elgseną. Tam, kad jūs nupirktumėt Maksimui pagal akciją dešreles, ne vienas žmogus pamastė, kaip jums jas pasiūlyti. Kad akcija turi būti raudona, kad dešrelės ten turi gulėti ant lentynos, kur gerai matoma, ne viršuj, ne pačioj. Kad ten atrodytų tokios spalvos, ar ne pilkesni, ir ne raudonesni. Ta prasme, tam, kad jums parduoti, ne tik jums visiems parduoti, dirba žmonės labai kruopščiai kiekvieną dieną. Todėl mes turim labai aiškiai suvokti, kur yra teisybė, o kur yra manipuliacija. Kelionės, tai čia iš viso yra
ta prasme, yra galimybė manipuliuoti kiek tik nori ir fantazuoti, kadangi jūs, jūs sumokat pinigus, geriausiu atveju jūs gaunat čekį. O jeigu internetu, tai jūs ir ten sutartį kažkokį gaunat, popieriuką. Nupirkot kelionę, gavot popieriuką, laimingi. O ką nupirkot, ką gausit, kažką įsivaizduoju, kažką gausiu. Tai vat, o internete, dabar telefonuose mes vis ir žiūrim, jūs tikriausiai gaunate visi ir pasiūlymus, ir paskutinės minutės, ir akcijas, ir ten, ir visa kita. Tai žiūrėkite, koks geras pasiūlymas. Italija 170 eurų. Važiuojam? Važiuojam. Aišku, kad važiuojam. Švedija. Pažiūrėkite, gražu, čia gerai, čia gyvasam, viskas gerai čia. Žiūrėkit, o čia Tunisas 1130. Paveiksliukų nėra, visiškai kažkas čia parašyta, skaityti reikia, nesimato telefonė, smulkiai, nieko gero. Taip ar ne? Panašiai. Į tą Riminį, Italiją, kur buvo 180-175, tai aš užėjau ten gilyn ir jau ne 170, jau 180. Ir ką aš matau, kad kelionė yra spalio mėnesį. Spalis, prie jūros Riminį, jau bus nuo 23 iki 25 dienos. O skrydžiai, pažiūrėkit, jūs atskrysite 15-20. Tai kol jūs nuvažiuosit iki viešbučio, jau bus 6, o 25 dieną 8 valandą skrydis, tai jums iš viešbučio 5 ryto, 4 išvažiuot. Vieną dieną. Ir kas ten eina? Tik tai viešbutis, 2 žvaigždučių, ar tai 3, toksai. Netgi pusryčių neįeina. Bet 180 eurų. Ar jums reikia? Tai mano mama vieną kartą susikundė, sako, už 60 eurų važiuoja Ryga, čia, ne, Ryga, Italija, kažkur čia, sako, važiuoja čia pigiai, taip gavau. Sakau, mama, vieną dieną kelionė. Aš sakau, žinai ką, jeigu tu nori pasivažinėti autobusu, tai aš tau nupirksiu bilietus, pirmin atgal. 3 dienas už 60 eurų tu važinėsi. 3 dienas. Bet realiai tu nieko nepamatysi. Tai jeigu nori važinėti, nereikia mokėti 100 eurų. Galima pigiau pavažinėti autobusu. Tai čia, jeigu norit paskraidyti, tai yra pigesnių skrydžių. Nereikia mokėti 180. Bet jeigu norit pailsėti, tai čia vėlgi apie tikslą kalbama, ne? Koks kieno tikslas. Jeigu norit pailsėti, tai ar jūs tikrai norite mokėti 90 eurų už parą? Vidutiniškai išeina jos 2 paros, paros kaina 90 eurų su kelionė, ar jums tikrai reikia, ką jūs gaunate mainais šitos pinigus? O jeigu mes perkam Tunisą, tą, kur buvo 1130 eurų, mes nepažiūrėjom, kiek asmenų, kas ten per kainą, o ten buvo kaina 2. Tai vienam išeina kiek 1130, 500, apie 600 eurų. Ir kas ten eina? Ten eina skrydis, bagažas, ten net Riminį nebuvo, kaip jums nuvažiuoti iš oro uosto iki viešbučių ir atgal, ten nebuvo įskaičiuotas transferis netgi. Čia jums įeina transportas, apgyvendinimas ir pilnas maitinimas. Ir apgyvendinimas 7 nakvynės, čia aš užvakar dariau, čia konkretus yra pasiūlymai, čia aš nieko neišgalvojau, internete ką radau. Skirtumas yra, kainą matote, asmenį 80 eurų para. Tai jeigu mes pamastysim, kur yra pigiau, koks pasiūlymas yra pigesnis. Bet ar išbūti iš tam Tunise, kada temperatūra 50? O čia irgi spalio mėnesį,
Spalio mėnesiui čia žiūrėjau. Spalio mėnesį, jo, spalio mėnesiui. Apie nuotolį vyras buvo labai nepatenkintas. Nu, čia vėlgi kas ko tikėjosi ir kas kaip, jo, tai ta prasme, jeigu spalio mėnesį, tai nu, vėlgi nuo viešbučio priklauso, nuo kurorto priklauso ir taip toliau. Kitas dalykas, pavyzdžiui, apie sanatorijas. Čekija, Karlovy Vary, mes žiūrim 10 dienų, 1350 €. Čia irgi realus pasiūlymas, kolonada, 4 žvaigždutės, Karlovy Vary centre, įskaičiuotas skrydis, bagažas, transportas, 120 km nuo Prahos iki Karlovy Vary yra kelias. Tai vat, jums įskaičiuotas transportas iki viešbučio Karlovy Vary ir vėl į Prahą, maitinimas 3 kartų ir procedūros, bet 1350 vienam. Nu. Maitinimas ir procedūros. Procedūros ten skaičiuoja savaitėm, tai 20 per savaitę. Tai normaliai, 3-4 procedūros. O, matot, jau profesionalai. Ir vat jūs gyvensite va tokiuose kambariuose, valgysit va tokiam restorane, yra baseinas. Kaip žmogus. Ir jeigu mes pažiūrėsime Eglę Druskininkuose, Eglė standartas, vidutinis variantas, kaina yra dviviečiame kambaryje 100 € para. Tai jeigu mes... Nu, tai vat jeigu mes lyginsim, tai vat visą laiką reikia palyginti, pamastyti ir tada kiekvienas savo. Kitas žmogus, jis nori į Druskininkus ir jam ten gerai, Druskininkai šiaip iš viso yra gerai. Ir, išbrango dabar, bet tikrai nieko prieš neturiu, bet yra ir kitų pasiūlymų, sanatorijų, kur galima puikiai praleisti laiką už panašią kainą. Ir aš čia paskaičiavau, kur tas 1300, tai čia tikrai ne pats pigiausias variantas. Čia yra geras, prabangus, 4 žvaigždučių Karlovy Vary. O kalba ten? Rusų. Čekų yra slavų. Tai vat, vėlgi, visą laiką reikia pamastyti, ką mes perkam. Ar mes perkam kainą, pigią kainą, arba pasiūlymą, arba akciją, arba dar kažką, arba mes perkam kelionę. Tai vat, visą laiką reikia pažiūrėti, ko mums reikia. Ir visą laiką žiūrim transportas, bagažas, trukmė, maitinimas, gydymas, papildomas. Tai skaityti ir dar kartą skaityti. Toks būtų šūkis. Jeigu keliauji tik tai negreičiai. Tai va čia, mato, čia yra jaunimui, pavyzdžiui, ten studentai, jiems yra iš viso nesvarbu, jiems yra svarbu, kad pamiegoti, jiems net pusryčių nereikia, nes jie miega iki 12, o po to išeina naktį kažkur ten į klubus ir taip tusintis. Tai ta prasme, tai jiems tikrai yra galima ir kiti nenori. Šeimos su mažais vaikais vieni poreikiai, su dideliais kiti. Tai aš dar kartą sakau, kad nėra blogų, gerų arba dar kažkokių tinkamų, netinkamų. Tiesiog kiekvienas turi labai aiškiai suprasti, ko jam reikia ir tada ieškoti. Ir kai jūs padarysit gerai namų darbus, tai tada puikiai pailsėsite. Tai vat ir dabar apie tai, kur keliauti. Tai jūs tikriausiai jau buvote ir žinote, kad yra ir Turkija, ir Egiptas, ir Tunisas, ir pažintinės, ir pailsinės. Mūsų agentūra Sveikas poilsis, mes tas visas siūlom, bet išskirtinai dar siūlome sanatorinį kurortinį gydymą, kurio kituose agentūrose jūs nerasite.
Tai tas pats kurortas, tie patys kurortai Lietuvos, Druskininkai, Birštonas, Palanga, tai yra sanatorijos. Ir vėlgi netgi Druskininkose arba Birštone, kai renkate sanatoriją, vėlgi reikia kruopščiai paskaityti, kas ten. Pagal lygas jo, nes, pavyzdžiui, ten vienos širdies kraujagyslių specializuojasi, ten yra kardiologas, pavyzdžiui, kitur nėra kardiologo, bet ten yra purvas, geri purvo procedūros geros aplikacijos, ten vonios, tai tada jau kam sąnariai ten, kam stuburos, tai tada vėl reikia pažiūrėti, kur ten į paketą eina, ten vertikali vonia arba dar kažkas. Tai vėlgi, kai jūs renkatės, ypač dabar labai madinga perkti makalių, noriu, va tuos paketus pigesnius, skaitykite, kokios procedūros eina. Nes labai dažnai žmogus nuvažiuoja, 5 dienas pabūna, sako, man tik tai buvo kokteilis degonės ir vonia. Masažas nepriklauso, purvas nepriklauso, ten vertikali vonia nepriklauso. Jeigu turėjo viską mokėti papildomai, dar eiti pas gydytojas papildomai ir taip toliau. Tai vat labai skaitykite, kokios, netgi ne kiek, nes yra tas kiek procedūrų. Daug kur ir tai yra priimta taip, kad, pavyzdžiui, mineralinio vandens gėrimas tai yra procedūra. Tai yra iš tiesų procedūra, bet jinai mums, taip, ten, pavyzdžiui, baseino lankymas, tai yra procedūra. Aš jums galiu parduoti Karlovy Vary su 4 procedūrom. Mineralinio vandens gėrimas, tai yra procedūra, baseino lankymas, tai yra procedūra, terakunktur, žinot, pasivaikščiojimai. Nes kai mes vaikštom, tai yra labai sveika. Tai yra labai sveika, taip, tai irgi yra procedūra. Ir dar kokia nors gimnastika. 4 procedūros. Ir aš būsiu teisi. Niekas man, nes tai yra medicininės procedūros. O tai, kad kažkas neskaito prieš perkant, tai jau čia yra. Tai vat vėlgi skaitykit, kas eina. Tas pats yra apie Birštoną ir Palangą, dabar yra daug visokių procedūrų, daug dienų. Ką reikia žinoti, kaip jau minėjau, yra sezoniškumas, tai rudenį, pavasarį, bet ne vaikų atostogos ir neilgasis savaitgalis. Jeigu norite pailsėti, irgi rinkitės kalendorių, kad būtų, nes tada pigiau. Žiūrėkite sezoniškumą, žiūrėkite kambarius ir žiūrėkite tuos, ką perkate, kokius paketus, nes tų paketų yra daug ir jie yra skirtingi ir nuo to priklauso kaina. Čekija. Apie Čekiją tai galiu pasakoti. Ir Čekijoje yra labai daug kurortų. Yra Karlovy Vary, tikriausiai girdėjote, yra nuostabus kurortas Marianskė Laznė. Nedaug kas buvo, mažai kas žino, nepelnytai nežinomas Lietuvoje, nuostabus. Yra Jachimovas. Jachimovas kurortas, kur yra radono vandenys. Žinot, ką nors apie radoną? Radonas tai yra dujos, šiaip jos radioaktyvios, bet kai jos būna vietų gamtoje, kur tas radonas susimaišo su mineraliniu vandeniu ir išeina radono mineralinis vanduo. Jis yra šiek tiek radioaktyvus, bet labai nedaug. Net jeigu mes darysim 10 tų vonių radono, tai mes gausim mažiau radiacijos, negu kad darydami vieną kartą rentgeno nuotrauką. Tai yra labai nedaug, bet kaip mes žinom, radonas, radiacija skatina ląstelių atsinaujinimą, dauginimąsi. Tai jeigu, pavyzdžiui, skauda sąnariai arba yra odos susirgimai, tai mes gaudami radono vonias skatinam savo organizmą, kad atsinaujintų ląstelės ir jos pradeda daugintis. Atsistato sąnariai, nusiima uždegimai ir daug visokių gerų dalykų atsitinka žmogui. Vienintelis dalykas, negalima, kas serga arba turi įtarimus sirgti arba sirgo onkologiniam lygom, nes tada tos ląstelės irgi galima išprovokuoti. Bet kas ne, tai tikrai labai įdomus kurortas ir tas radono vanduo buvo Baltarusijoje.
Yra Baltarusijoje, yra sanatorija, bet dėja Baltarusijoje dabar neišeina mums. Tai vat, kita alternatyva yra Jechimovas. Teplicos. Teplicos irgi labai gražus kurortas. Pasakiškas. Ir jis Lietuvoje yra labai daug žmonių, kuriems yra aktualu sąnarių, judamo atramos ir kraujagyslių susirgimų gydymas. Ir išeina taip, kad jeigu žmogus turi aukštą spaudimą, jam nelabai galima purvo arba šildomų kažkokių procedūrų, ir jam tie sąnariai tada neišeina kaip gydyti ir tą spaudimą neišeina kaip gydyti, Tai Teplicose yra toks mineralinis vanduo, kuris tinka sąnariams labai gerai ir tinka spaudimui normalizuoti, širdies kraujagyslių susirgimams gydyti. Tai tas mineralinis vanduo, ten yra vonios tokios specialios, terminės, jis yra šiltas ir galima važiuoti, kas nori ilsėtis ir gydytis. Ir po Debradė. Tai aš dabar jums norėčiau parodyti. Čia, kaip minėjau, Karlova Čekijoje yra vadinamas trikampis, spa trikampis. Marianski Laznį, Franciškovų Laznį kurortas. Čia Marianski Laznį. Ir dar kitą parodysiu. Čia irgi Čekija. Čia yra kolonados, tos gražios, kur geriam vandenį mineralinį. Ir vėlgi, kai jūs renkatės kelionį Čekijoje, tai vėlgi reikia, kaip minėjau, tikslo, nes Karlovy Varosi tai labai gražus kurortas, bet ten yra 12 šaltinių mineralinių, skirtingų, su skirtingų vandenukų. Ir tai yra žarnyno daugiausiai gydymo, skrandžio susirgymų, cukrinio diabeto gydymas, medžiagų apykaitos. Tai tikėtis, kad sąnarius pasigydyti, mažai tikėtina, ten kažkas bus, bet labai taip. Jeigu Marianski Laznį, ten jau yra purvas, ten yra daugiau galima sąnariukus pagydyti ir ten yra mineralinis vanduo unikalus, tinka labai gerai vyrams, šlapimo takų, urologinių susirgymų gydymui, prostatos ir visa kita tiesiog labai gerai. Tai vėlgi reikia labai atidžiai pažiūrėti, koks mineralinis vanduo, kokie yra gydomieji natūralūs ištekliai ir tada rinkti savo tinkamą kurortą. Kitas kurortas yra Vengrijoje, Hevizas. Gal kas nors buvo, girdėjot? Tai labai geras gydymas, žinokite, nuvažiuojate į Hevizą, nueinate maudytis į šitą ežeriuką, kuris yra ten labai daug druskos ir ten visko labai daug, smirda jis taip kaip kiaušiniais, tokia siera.
bet mineralais, bet po to priprantat. Iš pradžių tik tai porą valandų tam kurorte jaučiat, po to nieko tokio. Ir einat kiekvieną dieną ten maudytis. 20-30 minučių ten jūs pagulit ant tokių ratų. Ir tai yra gydymas, tai yra procedūra. Šitam ežere jokios žuvytės negali išgyventi, tik tai yra tokie rausvi lotosai gražus. Ir jūs galite ten tarp tų lotosų gulėti ir džiaugtis gyvenimu. Dar yra ten purvas irgi, kas nori gali purvo, bet jau pats buvimas tame ežere teigiamai veikia mūsų organizmą. Labai gerai odos susirgimams, sąnariams, stuburui. Puikus gydymas, labai gražus kurortas. Šiaip labai gražus kurortas. Tai kaip poilsis variantas. Gruzija. Gruzijoje mes visi tikriausiai žinom Boržomį. Tai Boržomį jau žinom, skrandis, ten kepenys ir taip toliau. Tai galima važiuoti Boržomį, bet Boržomį tai išreklamuotas, ten viskas brangu. Yra šalia kitas kurortas Sermė, kur vandenukas nieko prastesnis ir kurortas nieko prastesnis, o kainas tai žymiai geresnės. Tai galima važiuoti į Sermė kurortą. Arba kitas yra kurortas Surėki. Tai yra prie jūros, kur mes galim ir maudytis vasarą, ir gulėti ant tokio jodo smėliuko. Mes jį vadinam magnetinis smėlis, iš tiesų tai jis nėra magnetinis, bet pati ta vieta Urėki turi tam tikrą magnetinį lauką. Ir kai mes ten atvažiuojam ir būnam, mes automatiškai gaunam gydymą. Ir jeigu jūs žinote, sanatorijose, sanatorija Gradialė, yra tokie magnetiniai kilimėliai, kur jūs 15 minučių gulit ant to magnetinio kilimėlio ir tokiu būdu skaitosi, kad jūs suderinat savo organizmą ir organizmas veikia tam tikrų dažnumų darniai ir tada geriau žmogus jaučiasi, turi daugiau energijos ir imunitetas pagerėja ir taip toliau. Tai magnetinis kilimėlis. Tai būdami Urėki, jūs esate tame magnetinėme lauke ir nuolat jūsų organizmas gauna tą poveikį. Ir labai gerai irgi veikia nervų sistema, vaikai su autizmu, su cerebraliniu paralyžiumi ten važiuoja gydytis, tiesiog būti ten, ilsėtis, jie geriau jaučiasi. O žmonės, būdami ten ir gulėdami tam magnetiniam smėlį, nes jis toksai juodas ir irgi turi magnetinių savybių, tai gydomi sąnariai, sąnarių susirgymai, nuimami ten uždegimai ir visa kita. Tai stimuliatoriai jau netiktų? Ne, širdies stimuliatorius jau tada netinka. Azerbaidžanas irgi labai įdomus kurortas, yra Naftalanas, gal buvot kas nors? Nebuvot. Tai Azerbaidžane yra gydomoji nafta, kvapas toks benzino, bet po to priprantat. Nafta. Kaip? Nafta. Nafta, jo. Ir čia yra nafta, čia joks ne šokoladas ir čia ne purvas, čia yra nafta. Tam tikra nafta, kuri nedega ir kuri netinka gaminti benzinui. Jis yra tokia tam tikros frakcijos, bet pastebėjau, kad labai turi geras gydomasias savybės. Ir, pavyzdžiui, žmonės su odos susirgymais psoriaze teigiamas efektas 98%. Jūs įsivaizduojate, 98% žmonių, jie nepasveiksta, bet jie turi ilgalaikę remisiją. Tai gali gyventi pusę metų, metai visiškai be jokių simptomų. Tai yra labai daug. Sąnariai, stuburas irgi labai gerai veikia, atstato ginekologinės, urologinės problemas, ten yra labai daug visokiausių, paskyrimų, kur galima gydytis. Bet iš karto pasakysiu, kad yra tolima kelionė, reikia važiuoti minimum 14 nakvinių, jeigu mažiau neskiria Naftalano. Ten, sako, nėra prasmės, turi būti kursas, 10 tų vonių, tai 14 dienų, ilga kelionė, ilgam keliaujate. Kaina, jeigu važiuoti dviese,
Kažkur galima tilpti iki 3200, tai vienam žmogui 1500 su kelionė ir su gydymu. Ten vizą dar reikia ir visa kita, bet tai yra padaroma, tai bet gydymas yra nuostabus ir procedūros ir sanatorijos dabar šiuolaikiškos, ten pastatė naujos, gražios, kaip Turkijoje 5 žvaigždučių viešbučiai. Tikrai labai gražus, geri ir galima važiuoti, ilsėtis ir gydytis. Taigi apie kurortus aš dar jums galėsiu pasakoti, nes jų yra dar ir Slovėnijoje, ir Slovakijoje, ir daug, ir Turkijoje, ir ten žuvytės gydomosios, ir mineralinis vanduo su sėlen. Žodžiu, daug visko yra pas mus, gamtoj, ir kartais reikia pamastyti, galbūt, aš jums pasakysiu, mano mama atsisakė sąnario operacijos, jinai važiavo į Teplicas 2 metus iš eilės, ir dabar gyvena be operacijos, viskas jai gerai. Tai galima bandyti gydytis, aš nepažadu tikrai, kad nuvažiuosite ir jums tas taip pat gerai bus ir nereikės. Gali po metų, po 2 vėl atsinaujinti ir taip toliau, bet tikrai, jeigu jūs tinkamai parenkat savo tą kurortą ir važiuojate tenai, ten 2 savaitės minimum, tikrai galima labai daug sveikatos pagerėjimų, remisijų pasiekti. Tai kaip jau minėjau, galima sanatorijose sveikai ilsėtis, bet galima ir Turkiją, ir Egiptą, ir Tunisą, ir Bulgariją, visur. Tik reikia įvertinti laiką, orą ir ką jūs ten veiksite. Ir kaip pradžioje minėjau irgi, galima važiuoti ir autobusu, ir lėktuvu, ir Paryžių pažiūrėti, ir Italiją pažiūrėti, ir visą kitą. Labai aiškiai turite nustatyti savo tikslą. Ir paskutinis mano slaidas, tai yra 10 auksinių taisyklių. Tai pirmas dalykas, tai neklausykit savo ten kaimynų, kur jis buvo ir aš ten važiuosiu, nes jam ten buvo gerai. Tai jeigu kaimynui buvo gerai, tai nereiškia, kad jums irgi bus gerai, nes jūs kitas žmogus pas jūs, kita sveikata, kiti norai, kiti reikalavimai ir jūs turite rinktis tik tai, kas jums tinka. Nieko neklausykite. Toks anekdotas, aš pasakoju, pas mus mes anksčiau daug veždavom į sanatorijas Baltarusijoje ir ateina moteris ir sako, aš noriu į sanatoriją Baltarusijoje, ten Radon, tai šitas sanatorijas, sakau, yra kitokių ten ir tokių ir tokių. Ne, aš ten noriu ir viskas. Sakau, kodėl jūs ten norit? Mano kaimynas ten buvo ir ten jam labai patiko. Sakau, tada aišku. Nes ten labai daug yra moterų ir labai mažai vyrų. Ir kaimynui, aišku, labai patiko toj sanatorijai, nes ten ir šokiai, ir visokios pramogos, ir viskas, ir jis patenkintas, grįžo laimingas, jis ten jautėsi. Sakau, tai čia yra klasikinis toksai, tai, kas patinka jūsų kaimynui, nebūtinai patiks ir jums. Kitas dalykas, visą laiką reikia skeptiškai vertinti. Dabar labai madinga irgi skaityti atsiliepimus internete. Tai irgi reikia labai skeptiškai vertinti, nes būna to atsiliepimų įvairių, būna tiesiog žmogus nenuotaikų ir parašo blogai, ten viskas blogai, maistas tik tai buvo obuoliai, kriaušės, slyvos, arbūzai, ir šiaip vaisių jokių nebuvo. Tai irgi turit labai skeptiškai vertinti šitą. Vėlgi, kaip sakau, įvertinti laiką, klimatą, virtuvę, sąlygos, pažiūrėti, ką perkate ir jeigu visą tai padarysite, tu tikrai gausite geras atostogas. Ir pabaigai noriu jums išrašyti receptą nuo visų ligų. Tai yra gerti 3 kartus per dieną, 5 kartus per dieną. Laimės, džiaugsmo, gerumo, sveikatos, pozityvumo, poilsio, kelionių, įspūdžių ir viso ko geriausio.